rungtynės vertinat? Malonu, kad iškovojom pirmą tašką. Aišku, kovojom dėl pergalės, džiugina vaikinų kovingumas. Vėl, aišku, praleidom įvartį po standartinės padėties, vėl sakau, tokios klaidos, kai praleidžiamas įvartis po standartinės padėties, reiškia, kažkas neapsižiūrėjo, kažkas nesužiūrėjo savo žmogaus. Reiškia, reikia šitą linkmę daugiau dirbti ir tobulinti šitą dalyką, kad ateityje nepasitaikytų tokių klaidų. Šiandien pamatėm dar keletą žaidėjų, kurie tikrai įsilies į pagrindinę sudėtį. Rolandas Gumbrys patiko, tikrai kovingas puolėjas ir naudos komandai tikrai duos daug. O kitų vyrų kovingumas tikrai vertas pagirimo. Kaip vertinat pokyčius vartininko vietoje pozicijoje? Žinoma, Ignas Plukas buvo labai didelis ramstis mūsų komandoje. Turėsim remtis mažiau patyrusiais vartininkais ir aišku, gal kiek šitas dalykas neramina, bet manau, palaipsniui įgaus ir patirties, ir žaidybinio to laiko daugiau praleis aikštėje mūsų vartininkai ir manau, bus irgi kažkoks tai žingsnis padarytas į priekį. Šiandien matėme, iš pradžio vartininkas mūsų jaunas jaudinosi, padarė keletą klaidelių, bet paskui įsižaidė, visai neblogai kitą rungtynių dalį sužaidė ir todėl manau, kad ateityje ir jo žaidimas bus geresnis. Su tais pačiais varžovais žaidėte ir prieš savaitę, ar buvo, kas šiandien jūs galėjo nustebinti, maloniai, nemaloniai? Iš varžovų pusės. Na, varžovas žaidė gal kiek kitaip negu tas draugiškas varžybas. Jie šiandien daugiau ir kamuolį ir ant žemės palaikė, kas pirmose varžybose jiems netaip gerai sekėsi. Na, o iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad truputėlį gal kai kuriuose situacijose nesusitvarkėme su to ir dėl to varžovas keletą tikrai pavojingų situacijų sukūrė, bet ateityje žiūrėsim, tobulinsim šitą dalyką, analizuosim visas šitas klaidas, bet sakau, kol kas na, kaip pradžioje rezultatas yra lygiosios, pralaimint rungtynės ir pasiekus lygiasis nėra taip blogai. Kaip pasisekė rungtynės, kaip vertinate? Kad rezultatas teigiamas gavosi, tai galima vertinti teigiamai, kadangi pirmos rungtynės visą laiką jautrios būna čempionato. Mes vienas kitą dar labai mažai pažįstam, kaip sakant. Aš manau, į trečias kelintas rungtynės turėtų tas ryšys atsirasti ir rezultatai gerėti, bet smagu, kad geras klimatas komandoje, visi vienas už kitą pakovoja. Taip, sezono pradžia galiu sakyti labai optimistinė. Praeitą savaitę irgi žaidė su tais pačiais varžovais, ar buvo kas nustebino? Buvo nustebino, dėl kad varžovų buvo, sakykime, kažkur 4-5. Jie buvo tokia nepilna sudėtim savo draugiškas varžybas žaidė, tai šiandien jų buvo pilna sudėtis ir jų gynybos ramstis Dainius Kunevičius labai puikiai sužaidė, su puolėjom labai sunku buvo žaisti. Taip kad tiek jie turėjo progų, tiek mes, sakykime, rezultatas atitinka iš tikrųjų visą, kas vyko aikštėje. Kas pas mus pasisekė, kas nepasisekė? Tokios ką dar patobulinti, to ką galima dėl ko pasidžiaugti? Aš sakyčiau, kad tobulinti tas, kaip ir minėjau pirmam klausime, kad turėtų toksai daugiau ryšys būti tarp žaidėjų. Mes vienas kitą nežinom, kaip atiduoti perdavimą, kam į kojas, kam kažkur tai kas senelė žaisti. Tokio ryšio nėra, labai jaučiasi iš tikrųjų. Bet aš manau, jisai, kadangi vis tiek yra dauguma žaidėjų, vis tiek yra žaidė gerose komandose, turi patyrimo nemažai, tai aš manau, jisai čia laiko klausimas, jisai atsiras ryšys ir net nebijoju, kad žaidimas gerės, tik tai gerės. Dabar kas džiugina žaidime?
Džiugina iš tikrųjų, tai puolėjų grandis tokia ganėtinai tvirta pas mus iš tikrųjų, kovinga, greiti, taip kad saugų linija irgi taip, tiesiog iš jų galima dar paminėti, kad būtų aikštė mums tiesiog tokia neįprastai, dydis yra minimalus ir iš tikrųjų tą kamuolį labai sudėtinga laikyti, gal šitą komandą jinai daugiau žaidų šito aikštėje, vat, galėčiau paminėti tokį vieną iš faktorių. Bet šiaip aš nežinau, aš kaip pats patenkintas komandos tokių užsivedimų, vienas už kitą pakovojam, taip kad dažniausiai būna, kad kažkur tai kažkas nepasiseka, kažkokį pyktį kažkas laiko ant kažko, tai vienas kitą paraginam, tai tas labai man, kaip veteranai komandos, tai labai tokį duodam optimistinį peną kažkokį, kad aš su mūsų ateitis viskas gerai.